Jeigu vaikystėje arba paauglystėje saugiausiai jautėsi tada, kai buvai nepastebimas arba nepastebima, kai niekam neužkliūdavai už akių, tai yra didelė tikimybė, kad šiandien tu vaikštai kaip nindzė. Tai reiškia, kad kiekvienas tavo žingsnis yra tylus ir lengvas, kaip plunksnelė. Greičiausiai tu žinai visas girgždančias grindlentes savo namuose. Greičiausiai tu vaikštai labai tyliai ne tik tada, kai visi miega naktį, bet ir dieną. Ir visai gali būti, kad tave erzina žmonės, kurie tiesiog vaikšto ir visiškai nesistengia būti tylus. Žinau, kad kažkurio metu tai mane labai stipriai erzindavo. Pradirbus šitą nesaugumo traumą, atsiranda netikėtas pasitenkinimo pojūtis girdėti save. Jausti savo žingsnius, girdėti savo žingsnius. Jausti, kad tu egzistuoji. Ir įsivaizduokit, kokią įtaką tai gali padaryti kitose gyvenimo srityse. Kaip jums atrodo? Kas sėkmingiau kuria santykius ir lipa karjeros laiptais? Ar tie, kurie mėgsta būti šešėlį, mėgsta būti nematomi? Ar tie, kurie ateina ir sako, va, žiūrėk, čia aš. Va, ko man reikia ir va, ką aš galiu. Juk visada tave sukūrė tam, kad tu būtum matomas, matoma, girdimas, girdima. Visada tave sukūrė todėl, kad tavęs labai reikėjo. Tokios, kaip esi.